Taip pat merginos, esu kosmetologė Jorė Jangevičienė iš Beauty Resort grožio namų. Šiame Beauty Print vaizdo klipe norim papasakoti, kaip prižiūrėti odą šaltuoju metų laiku. Visi žinote, kad atėjus žiemai, šaltesniems orams reikia nuo drėkinamųjų kremų pereiti prie maitinamųjų. Bet tai nėra vienintelė taisyklė prasidėjus žiemai. Taigi, pirmiausia, be abejo, reikia pakeisti kremus. Ir jeigu vasarą naudojate lengvesnius, fluidinius drėkinamuosius kremus, dabar reikėtų pereiti prie tirštesnių kremų. Tuos kremų serumus jūs galite drąsiai naudoti vakarais, kai niekur neišysite ir oda nebus pažeista. O iš ryto būtinai pasitepkite drėkinamuoju ar maitinamuoju kremu. Tai nėra būtinai, kad turi būti maitinamasis kremas, gali būti ir drėkinamasis, bet labai svarbu, kad būtų tirštesnė konsistencija. Kitas dalykas yra labai svarbu, ar jūs didžiąją laiko dalį praleidžiate namuose, uždaroje patalpoje, ofise, ar jūs daugiau būnate lauke. Nes jeigu jūs praleidžiate didžiąją laiko dalį ofise, tai pasitepus labai riebių kremų, jūs pakenksite savo odai, nes jinai negalės kvėpuoti ir jinai tuomet dar labiau dehidratuos ir bus kitų problemų. Taigi tokiu atveju rinkitės drėkinamąjį kremą, kaip jau minėjau, ne lengvos konsistencijos, ne gelį, o tiesiog kremą truputį tirštesnį. Priešingai, jeigu jūs didžiąją laiko dalį praleidžiate lauke, tuomet taip, jums reikia riebaus maitinamojo kremo, kuris suteiks ilgalaikę apsaugą. Kitas dalykas, labai svarbu, kremu pasitepti pusvalandį iki išėjimo, kad kremas spėtų įsigerti ir sudarytų apsauginę plėvelę. Jeigu jūs įpratusios dažytis, tai žiemą tai yra didelis pliusas naudoti toninį kremą, pudrą, nes galite derinti kremus. Galite pasitepti lengvesniu kremu drėkinamuoju ant viršaus pudrą ir tuomet jūsų oda bus apsaugota. Todėl visada sakau, kad jeigu vasarą nenorite dažytis, tai ir nereikėtų, o žiemą pudra tai yra papildoma apsauga. Kitas dalykas, jeigu jūsų oda jaučiate, kad jinai yra tokia labiau įsitempusi, paraudusi ir tokia sudirgusi, nemaloni, tuomet galbūt jums reikėtų ne tik kremą pakeisti, bet ir prausiklį. Vietoj gelinės konsistencijos prausiklio galite įsigyti valomą pienelį, kuris pamaitintų jūsų odą ir taip pat sudarytų apsaugą. Ir apie šveitimą namuose. Jeigu naudojate šveitiklį kartą arba 2 per savaitę, tai šaltuoju metų laiku naudokite 1 kartą per savaitę arba 1 kartą per 2 savaitės. Nes per dažnai šveisdamos odą jūs ne tai, kad padėsite ją atsinaujinti, bet jūs pažeisite odos apsauginį sluoksnį. Ir tuomet jūsų oda dehidratuos ir jinai pradės pleiskanoti, perštėti ir parausti. Todėl atsiminkit, kad šveitiklis 1 kartą per savaitę, o kaukė gali būti 2 kartus arba kas kelias dienas, jeigu jums to reikia. Taigi, laikydamas šių paprastų taisyklių, galite išsaugoti savo sveiką odą ir leisite būti skaisčiai tiek rudenį, tiek šaltą žiemą.